Čia šansiukai. Eik į priekį. Gražu tikrai labai. Bet įsivaizduojat, ant tiek upės įsiveržė, ant tiek aukštai, kad va taip nuneša. Baisu net pagalvoti. Nežinai, kada taip atsitikti gali. Artemidė, labas. Jo, gali būt. Gali būt dėl žemės drebėjimo. Teisingai, čia žemės drebėjimas buvo prieš pusę metų. Stiprus labai. Gali būt. Jo, tavo tiesa, balerina. Aš čia dar buvau tą miestelį, kai buvo žemės drebėjimas. Prieš pusę metų. Ir gan stiprus buvo. Pirmą kartą gyvenime pajaučiu tokį stiprų žemės drebėjimą. Toks įdomus experiences buvo. Tai katalogas krokodilas negyvena tokioj seklumoj. Čia nebent koks driežas, gyvatė. Gerai, tokiu atveju blogiausiai, bet jau čia yra didesnė tikimybė laimėti loterijai, nei kad gyvatė čia tavo įkastų. Baliamba, kiek aš jau išnardęs tokių vietų. Aš esu išnardęs basom tokias vietas. Taip, aišku, saudai ten poldavo, visą kitą, bet ant tiek yra išpūstas su tais tom gyvatėm, su tais gyvūnais, kad čia sudraskys, čia tave dar kažkas draskys. Išpūstas burbulas, visiškai. Ir šūnį šiaip nepultų. Jeigu šanso nebūtų, šūnis nepultų. Esu gal 1000 šunų praėjęs. Pulkai šunų ant manęs lodavo tenais, bet niekada nepuldavo. Jas eidavau kiaurai nebijodamas. Bet su šansu jau yra pavojus, nes ant šansu jau puola. Ant šansu jau puola. Oi, ačiū Vaidutė, tau eina, saugios dovanėlė šią skraidą. Eina savo. Fantastic. Very fantastico. Ačiū labai didelis jums, Tibryt. Ir Amry, už Sakūrą korgį ačiū. Jo, buvo žemės drebėjimas, aš dabar tik kažkaip daėjo, kad čia tikrai ne upės darbas. Sveikas, Jezukai. Gameri. Pasijungiu tik to, kai einu žiūriu Laido Ryteris. Counter Strike žaidžia. Counter Strike'ina. Su peiliu bėga prie sniperį.
Ačiū labai iš tapukus, labai daug tapukų. Ačiū labai. Jo, šitas Kyva, aiškus vienas. Jolantėlė, labas rytas. Nebūtinai Riteris. Žiūrėkit, kaip čia gražiai, ne? Spindi kaip auksas. Jums matosi? Ne, per kamerą nelabai matosi. Vietukė, labas. Labas, malonu. Kad užsuki pasisveikinti ten. Geros dienos, gražios. Amor, labukas. Čia kas dar nematė, žiūrėkit gamta kaip gražiai. Kokia gamta graži. Pažiūrėkit tą medį, kas dar nematė. Kaip susisuko su tiltu. Ir jinai kaip anakonda. Ne, nepasiklyst. Nemanau. Tai sunki labai tikimybė, kad 305 žmonės pasiklyst. 330. Dar plius 2 šunys, 2 šuniukai. Ačiū ir Muksai už dovanytės. Reikia per vandenį, nes vėsina labiau. Nu ką jūs, nepavargot? Einam. O dabar neriam į džiunglės. Jau matosi, kad apaugusi upė. O jau knibžda gyvūnai. Vilmutė, labas. Čia pas tavai šitą. Pas manęs karšta ir Muksai. Bet gerai, kad per upelį einam. Atgaivina labai. Jo, vietukė. Nuotaika pasikėlė. Gali dieną pradėti. Jos ryšys nenutrūks. Teks tada atgal eiti, jeigu nutrūks. Vilmutė, labas. Čia yra Šanso draugė. Dažnai kompanija palaiko Šansų. Bet jo, galima sakyti, kad laikinai mano šunytės. Duodu truputėlį atsigauti. Pajustą gyvenimėlį normalų, maistą normalus duodu. Kad susitvarkytų kailis, atsigauti truputėlį šunelės. Bliamba, šiandien labai praeisiu. Nes medžių matau labai išvirtusių daug. Čia bambukų toks kokštas, įsivaizduojat, išvirtęs buvo nuo įsiveržimo.
Blemba, šuniukams tai gerai. O kaip man pralys? Reikia sugalvoti. Lys pro apačią ir viskas. Kaip nindzė vežliukas, ne? Ar čia reikia pasidaryti savo kelią? Nesinori griauti džiunglių. Po to prasileisi nuo kokios makakos. Šansai, kaip praeit? Linutė, labas. Gal galėčiau veidą pasirodyti? Nu, labą dieną. Tik blemba nepridok, kad slapstausi nuo teisėsaugos. Buvo mano ranka. Truputį patinas. Linutė. Bet jau lankstau. Jau gerai. Gerai, поехали. Let's go. Nu jo, tik ant 4. Nes čia kitaip neįmanoma. Blemba, esu beveik 2 metrų ūgio, įsivaizduojat? Reikia pasižiūrėti, ar varų nėra. Sunku čia pralysti. Bet radau plyšį gerą. Tarp gyvačių lizdo. O. Let's go, bidžo. Einam. Praėjau viskas. Ne, aš juokauju. Čia sako, parodyk veidą savo, atsuk į veidą. Tai sakau, nepridoksiu teisėsaugą. Ne, nieko nesu prisidirbęs. Nesu linkęs kažką daryti blogo. Anksčiau gal mėgdavau pasukinėti maklių tokių silpnų, žinai, kad prisidurt pinigėlio. Aišku, neapgaudinėti nieko, bet tiesiog. Visi, manau, jauni žmonės bando prasisukti, kad prisidurtų prie pramogų. Всё. Pliusas, ne minusas. Ačiū, Ingridėlė. Gyvenimas neplanuotas, Vaidutė. O tai jinai su amerikiečia, ne? Ar su lietuviu draugauja? Jeigu Amerikui. Mačiau žmogų, žiūrėkit, koks medis gražus. Ai, su lietuviu. Ai, tai reikia atsargiau tada. Lietuviai pavydus yra. Nenorėjau išjaus, pamiršau, kad su lietuviais čia bendrauju.
Mačiau žmogų, bet jisai pasislėpė. Kaip įdomiai. Nubėgo, mačiau. Buvo čia ir pasislėpė. Kažkur įlindo, gal gyvena čia kažkur. Jeigu vargingai gyvena, duosiu pinigų. Kodėl slapstas? Oi! Gaidys! Gaidys nuskrydo. Pirmeskit. Apšiai į kitą kosmosą. Eik, tas tiek toli nuskrydo pirmą kartą matau. Kad gaidys tiek toli skristi. Buliamba tvirti gaidžiai čia. Auga kaip ant mėlių, žinai, nuo saulės. Pilna kirminų, visko. Proteino, tai jie sugeba skraidyti šie gaidžiai. Bet vidury džiunglėse, kad gaidį sutikti, čia retas dalykas. Sveik, skinėti. Ko tu žmogų užmūtinai? Jisai tik tai apie gaidį, kurį nuskrydo. Jisai apie gaidį, kur dabar nuskrydo tikriausiai. Mes apie gaidį kalbėjom. Tikrą gaidį. Gaiduką. Blemba atrasi, žinokit, gerų spotus čia. Čia žiūrėkit, vonelė kažkokia. Gal aš pats įsimaudysiu dar čia. Jau giliau darosi. Šitas vanduo iš kalnų parbėga. Jis toks truputį švaresnis. Ai, šuneliai tai... Nežinau. Šuneliai jie geri yra, jie nepuola, nei vištų, nei gaidžių nepuola. Tik tai viena ta mergaitė, kai būna nedavalgius, tai buvo paskerdus vieną vištą kaimynų, tai buvo truputėlį problema. Bet šansas tai jisai nieko nepuola, tik tai būna, kad pasigainiojo tų driežų, bet neleidžiu, kad naikinti tos driežus. Nes taip gauna gero maisto, švaraus gero, šviežaus. Nėra ko gainintis tų gyvūnų. Yra kas už mumis pagainė. Eina savo čia šašlikus, kaip gerai būtų. Pasidedi tą kėdutės grylį ir sėdi, įmerkęs kojas. Tokia karšta diena. Samai, labas. Ne, kinėti, viskas gerai. Viskas gerai, baigti. Šiaip gaidys man yra gražu, ne keiksmažodis. Gražus gyvūnas. Neįsižeičiau, jeigu gaidžiu mane pavadinti. Gaidžiai protingi yra. Žiūrėk, kiek nuskrydo šitas gaidys. Įsivaizduoju, šitas gaidys, nežinau kur gyvena, gal net pas mūsų šitas gaidys gyvena. Ir įsivaizduoju, į kokias džiunglės buvo nuskrydęs. Ieškot maistelio. Labai protingas. Gražina labuką. Aš nežinau, gal jie sureagavo į tą gaidį, nes jie buvo link to medžio nubėgę. Tik aš nelabai reagavau.
Pas manęs 30 kažkur laipsnių. Bet čia upelio einant truputėlį vėsiau. Nu, prisės, šansiukai. Kaip tu nenori prisėsti? Nesuprantu. Čia jeigu toliau einant, aš manau, kad gali ryšys dingti. Nes toli jau nuo gatvės nuėjom. Ai, vo, karvutės pareina. Sakau, kad mes ne vieni. Pulk, wow! Daug karvučių pareina. Ai, čia prie to vandenėlį eina. Savadyka. Wow. Šansiukai. Draugelių pareina. Galvau, kad liktų, kava mane. Šansai nelip. Šansiukai. Šansai čia. Šansų tai patinka su karvėm žais, bet nulaižai tenais iki kraujų. Teik. Einam. Einam pasivaikščioti. Dar toliau. Savadyka. Ui, čia giloka, žiūrėkit. Pliurp. Oi, koks geras pavėsis, reikia prisėsti atsigerti. Labai gerai sustočiai. Stringa, ne jau. Palemba, bet rodo 3 padalas. Keista. Jeigu eitų siūsti šilumą, žinokit, tikrai atsiųšiu. Tikrai atsiųšiu. Sėsk, šansiukai. Žiūrėkit, veidą plaunas. Geras. Gerai. Jeigu prasiplauna. Jūs tai dėkui už follow. Šiaip padidėjo ryšys. Reikia į toliau. Jeigu ryšį gerą rodo, reikia varyti toliau. Visai įdomiai čia einas. Gal nematytos pai vietas atrasiu. Čia vis tiek link kalnų einu. Ačiū už follow. O driežas bėga, driežiukas mažas. Gerai, susirandam lapą, duodam šansų atsigerti. Mergaitį duodam atsigerti. Švaraus vandens. Nors čia irgi pakankamai, aš manau, švarus vanduo. Iš kalnų parbėga. Deimantė, labą rytuką. Ko čia? Yra reikalų išsitrauk kojelės. O. Nu, šansiukai. Ak, šiandien va keli. Mano ranko deimantė normaliai. Patinus truputėlį, bet jau lankstau. Dar nenoriu taip jos judinti, bet aš manau, kad jau viskas normaliai.
Tik reikės, čia kaip Žydrūnas rekomendavo, juodo apsitepti aplinkui, kad kraujas įsivarytų. Nes tikriausiai dabar viduje yra kraujo pilna. Bičiukas. Jam matau šansas drežulį iškoti, tikras drežulį iškoti. Ateik. Du. Ger, hop. Šansai. Bičiukai. Nesubinė kišų, leid, Dimas, ger. Ger. Vienoj, Ivanas. Šansai. Nu, šansai. Gerai. Tenais į molį buvo įlindęs. Čia tik. Sėd. Sėd, bičiukas. Galėtų išmokti vandenį keisti. Šėlė ką būtų. Ai, ne, tam šuniukui viskas normaliai, Laurina. Iš pradžių, žinai, šlubavo, atrodė toks tikrai labai sužysęs, bet dabar jis atrodo labai puikiai. Tik tai, žinai, guli liūdnas. Bet nereikia tikrai veterinaro. Sakė, viskas normaliai. Bent jau tas apsirūkęs tailandietis sakė. Sakė, ne pirmas kartas. Tai guli prie vartų jis ten. Gauna valgyti, pasveiks. Bet dabar žinos, kad negalima pulti gerų žmonių. Bet vis laik taip gyvenime būna. Pats puoli, pats gauni ir kaltų bandai rasti. Ir taip jau nuvažiavau pasižiūrėti, ar viskas gerai tam šuniui. Tikrai gyvent. Nieko nėra jam. Nereik naglėti. Bet jam viskas tikrai gerai. Tikrai gerai. Bet daugiau nebevarysiu tą vietą. Tikrai nebevarysiu. Persižiūrėjau. Nesaugu ten yra. Šansas vėl driežą užmatė. Valiam, koks vikrus šansas. Ir ten pelkynas yra. Vono, ko jis toks purvinas. Nu, einam toliau. Hebrytė.
Reikia porą vaizdų įsirašyti. Kviečia, Runčiuk. Kreipia dėmesį. Žiūrėk. Šansai! Va, matai. Šansai čia. Šansai. Va ir stovi. Eik, bičiukas, pajuokavau. Eik, nagrinėk savo džiunglės. Damutė va, guli, laukia. Laukia įimo. Čia įrašinėjau, gerai, truputėlį. Reikia vidosą pasidaryti. Gražios vietos. Einam, šansai, į priekį. Tai įsivaizduojat, vakar mergytę naktį persekiojo tas suragatkė ir pas manęs įbėgo mergytė greitai tenais, užsikėlė kojytės ant manęs ir prašo, kad įleišiu vidų. Tai pribėgo tas tailandietis ten nemastė ženklą padarė, kad, atsiprašo, kad trukdo mano ramybę ir paliko ją ramybei. Jinai va šitą va mergaitė. Amen, tai tokį amen. Reikia truputėlį prie šanso kamerą prikišti, kad geriau atrodytų. Blemba, žaizda susišlapino, šansas. Net tavo detektorius. Čia Kalnų upė, vadinasi. Ir iš šitos upės teka į didelę upę. Upelis šis skaitas. Oho, kai slidinėjat. Per slidu eit be rankų. Nepatogu man čia su tom kamerom vaikščioti. Užteks filmuoti. Reikia pasidėti tik kuprinę. Galėtų vaikai įsimaudyti. Normaliai taip vaikai. Taip čia. Dabar vos įlenda pliuškų. Galėtų panerti, atsigaivinti. Pupa labukas.
Tai pasiliksit antrą šuniuką. Troli, labas. Rožinį drambliuko, labas. Raminta, labas. Ai, upelį, va taip buvo. Vaikštom. Pamatėm naujų vietų. Galvojam pasivaikščius. Tikrai labai gražios vietos. Grinai gamta. Jokio žmogaus pėdsakų. Pirmą kartą einu čia. Einame, ne taip pasakiau. Nu, šansi. Oi, ačiū Kristina už žožytės. Labai ačiū. Kodėl basom? Eik tu. Aš irgi iš pradžių galvojau, kad basom pavojinga vaikščioti. Jokio pavojaus. Tas pats, kad su sandalais vaikščioti. Ginta, labas. Nu, Kristina, ačiū labai tau. Jok, ne, krokodilų čia nėra šansų. Čia neišgyventų krokodilai tokia vieta. Nebent netoli būtų kažkur tai pelkė gili. Nu jo, bet čia, kad ryšį traukia, tai labai keista, žinokit. Nes čia jau visiškas džiunglės. Šansas jau ieško kelio, kaip čia išeit. Nu, vidžio. Jeigu dings ryšys, žinokit, suksiuos atgal eisiu. Nes čia reikės kokią dieną ateiti su šansu ir kamera pasivaikščioti per tokias vietas. Koks gyvūnas ten pavojingiausias? Kobra, man atrodo. Kobra. Kobros čia gyvena šiauriai. Kaip zoologijos sode, Bankoko zoologijos sode, liūtai sudraskė, suvalgė tiesiog prižiūrėtoją. Tiesiog suvalgė, ir žmonės matė, kaip valgė jį, tiesiog, įsivaizduoju, šokas tiesiog. Aš nežinau, kaip tokiai situacijai elgtis, kai matai, kad žmogų drasko. Nieko nebepadarys. Ačiū, Kristina, labai tau už dovanėlę. Stringi jau, ne? Tomytė, labas. Diana, puikiai mano ranka. Jau geriau. Kur jūs lipat? Ką? Tokios gražios vietos jūs lipat į viršų, braunat. Nu jo, reikia suktis vadino, nes jau akmenuota. Turėtų jų trukinėti ryšys, normalu. Tuoj dar truputį paeinu, pažiūriu, jeigu nukrenta ryšys, eina atgal. Wow! Striginėja, ne jau. Taip, norėčiau toliau nueiti, ten taip gražu.
Ne, jolančiukai jau užaugę. Anksčiau skaudėdavo, degdavo nuo asfalto ir viską, bet dabar jau truputėlį užaugusi ta skūra tokia. Oda. Tai jau rečiau būna, kad nudego ar dar kažką nusibrozino. Eiktų kaip čia gražu. Sio, žinau dabar, ką reikės naršyti. O, bliamo, kaip įsimigau. Jau žinau, ką reikės naršyti. Artimos dienom. Eisim pasivaikščioti šanciukų čia. Gera vieta labai. Mergaitė! Šansai! Mergaitė jau viskas, jo. Traukėsi. Ai ne, nesitraukia. Eina. G, hebra. Eik tu savo. Persijungia ryšys į 4G. Nebėra 5G. Čia jau reikėtų su Starlinku vaikščioti per tokias vietas. Jau paprastas ryšys nepadėtų. Vau, žiūrėk, kiek drugelių prie šansų. Kaip gražu. Ui, koks voras. Pasigavę grobį, žiūrėk. Nu, sukamės, šanciukai. Ateisim kitą dieną. Nes aš manau jau viskas, dinginės ryšys. Žemužė, labas rytukas. Gerai, dar paeinu iki nutrūkimo. Gal atsigaus. Bet, pavyzdžiui, čia Tailande vietos, tai labai daug, dar neatrastų vietų. Kaip įdomiai, kad nestriginėja. Bet jie kaip medžiotojai. Visus kampus išmarinėja, išmirinėja. Taip, žemužė Tailande. Čia šansų kompanija. Šiaip jau 4 šuniukai pas mane, bet va, čia šansų kompanija dabar. Vienintelė tik sutiko eiti į šansų. Varlių labai daug rimutė yra, labai. Čia net naktim būna varlių susirinkimai, tas toks naktinė meditacija. Varliuko karksėjimas, tas toks kvarkėjimas.
Man labai patinka. Dar rodo 4G. Einam. Bliamba, gera vietikė. Nebūčiau patikėjęs. Aš irgi galvoju fainolė, kad čia kaip pakyla, čia neša viską. Čia kaip pareina vandens kalnas. Pagal įdubas galima spręsti, kad vanduo pakyla. Įsivaizduoju, dabar pareina vanduo. Čia greit šokį. Pakol kas dar ne, Lili. Dar nebendraujam. Gal greitų metų pradėsim bendrauti. Kvadračiukais ne jau rodo. Baliam, kaip gaila. Kokia graži vieta. Graži vietikiai. G atsirado net. Tai tęsiam kelionę, jeigu atsirado 5G. O! Šaunuolė! O tu? Zuikė, ką darysi, kaip užlipsi? Eik, eik. Nu, šansai. Šansiukai. Mergaitė užlipo, tu neužlipsi. Visai jau. Hop, šansai. Uik, tu sau. Nu visai tu jau. Mergaitė užšoko, šansas neužšoko. Nejuokink šans. Duok ranką. Ateik čia. Parodysiu, kaip užlip. Čia. Čia. Čia šansas. Šansiukai. Nu, pagalvok, kaip užlip. Yra laiptukai, bet nelipa laiptukais. Šansai, žiūrėk. Čia šansai. Čia. Žiūrėk, laiptukai yra.
Ten yra laiptukai. Boksok, hop. Boksok, boksok. Hop, 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 hop. 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 Ну, давай стружкой, Марик. О, молодец. Ne, tikrai nebuvo taip aukštai, kad jisai ten galėtų susižeisti. Taip tik atrodo gal iš kameros. Oh my god. Geras. Mergaitė tai kiaurai žiūriu eina, atsigavo.